Šiandien sėdžiu ir rašau apie vertės jausmą. Vertės jausmas, toks įdomus jausmas. Jis neteina, bet tokie pamastymai, jis neteina, va taip pukšt, paspaudėjai, taip va mažą mygtuką ir jis atsirado. Jis neteina. Tas vertės jausmas, jis yra turbūt įgimtas. Jis yra antiek įgimtas, mes gimstame labai vertingi, mes gimstame su didžiuliu potencialu, mes gimstame viską mokėdami, iš tiesų viską mokėdami. Ir staiga kažkam norisi mažo vaiko sąskaitą padidinti savo vertę. Tai yra apšaukti tą vaiką, nesuprasti, neįsiklausyti jį. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš pati to nedariau. Aš auginau 5 vaikus ir tuo metu man atrodė tas auklėjimas, kurį buvau paveldėjusi. Tai nepasiteisinimas, o tiesiog tai pamastymai. Man atrodė, jis yra labai, toks, koks jis yra. Aš stengiausi daryti viską geriau, negu kad darė mano tėvai. Aš stengiausi kitaip auklėti, kitaip duoti, kitaip mylėti. Tačiau mūsų nieks to nemoko. Bet šiandieną tema ne apie tai, kaip mes auklėjam vaikus, bet apie tai, kad kaip mes labai paprastai galim sugniuždyti kito žmogaus vertės jausmą. Šalia savęs esančio žmogaus vertės jausmą. Kiekvienas žmogus turi savo pažeidžiamumą. Ir berašant būtent apie vertės jausmą, tam tikras mintis, suvokiau, kad būti vertingu savo turbūt yra didžiulis menas. Nes mūsų tose galvose tie kirminai, tos mintys būtent tokios, kokių mes gal net nenorėtumėm. Tai yra mintis apie tai, kad tą negerai padariau, aną negerai. Tai ir mažina mūsų vertės jausmą. Tas mūsų vertės jausmas, jis ir taip yra iš vaikystės, pas daugelį labai trapus. Ir tiesiog mus tėvai auklėjo taip, kaip jie mokėjo, ir kartais jie lipdavo ant mūsų vertės jausmo. Jeigu matydavo, kad mes esam teisūs, o tu esi vaikas, tu negali būti teisus, tai tu tiesiog tampi kažkieno tai kaip ir auka, kas link to. Ir tas vertės jausmas, jisai auga po kruopelytę. Ir kai viduje pradedi save teisti, smerkti, kalbėti apie tai, kad tiesiog tu viduje tampi agresyvus sau, vertės jausmas dar labiau dingsta. Šiandien būtų tokia mintis. Vertinkit save. Vertinkit kiekvieną savo dieną, vertinkit savo gyvenimą, vertinkit savo mintis, svarbiausia, vertinkit savo siekius, savo žodžius, vertinkit tai, kas jūs esat šiandieną. Ir būti vertingu savo yra turbūt pati didžiausia dovana. Taigi, su jumis Eligija, skaičių magija. Skaičiuoju iš gimimo datų viską, ką tik įmanoma. Santykius, giminių sistemas, karminius ryšius, apie asmenybės. Čia YouTube'e yra mano tikrai nemažai medžiagos apie tai, kas yra gimimo data. Ir tai, kurių nesu AD protu. Tai, kuriu su nuostabia skaičiavimo mašinėlė. Ir sėdžiu, ruošiuosi, skaičiuoju. Ir kiekviena data yra unikali. Nesvarbu, kad tą dieną gimė labai daug žmonių. Tos kelios minutės kartais lemia labai didelius skirtumus, bet esmė kame. Mes lyg gamykliniai automobiliai gaunam tam tikrą
užtaisą. Tai yra gaunam tokį pat, vat, pavyzdžiui, am, sakykim, Volvo mašinos, ar ne, jos tam tikrą seriją gauna tą patį bazinius tuos pačius duomenis, bet labai priklauso, kiek jinai tarnaus, kas ją valdys. Taip ir žmonės. Mes lyg tam tikros mašinos, mes va tuos kūnus gauname kaip vat automobilį ir labai priklauso, kas valdo tą automobilį. Ir tą pačią dieną gimę žmonės gali vieni nueiti labai stiprius savo gyvenimo analizės, savo gyvenimo kūrimo keliu, o kiti gali visiškai į tai nereaguoti ir tiesiog gyventi tik materialų gyvenimą. Tai visiškai, bet tai apie gimimo datas, o šiandieną vertės jausmas. Pastebėkit save, kur esat sau vertingi. Ir va tai yra labai svarbu. Ir jeigu norite, pasidalinkite komentaruose, nes aš tikrai juos skaitau ir man tai yra įdomu, nes tai tiesiog mano gyvenimo kelias ir per tai aš atradau savo vertę. Apkabinu, su jumis Eligija.